Na tai sveikos merginos ir ką, pradedam vėl atgaivinti ruletės žaidimą. Man visai patiko ruletės žaidimas, tai ir noriu toliau jį tęsti ir galima sakyti, po atostogų pradedu naują sezoną, savo siuvinėjimo sezoną. Susidėjau visus darbus čia, ką aš turiu ir dabar sukam, kol suksis, tada paplepėsim. Tai žiūrėsiu, koks darbas iškris, labai įdomu, kas iškris. Aha, laputė. Laputė mano kumutė iškrito, kas čia per užrašas, nesvarbu. Lapė iškrito, tai dabar eisiu atsinešiu, parodysiu, ką aš turiu, nes labai senai siuvinėjau, labai senai ir jau nelabai atsimenu, ką aš turiu. Man atrodo, lemputės reikia dar padaryti, dar neturiu, fonas ne visas, nes ir neatsimenu. Tai atsinešiu ir tuo pačiu pažiūrėsiu, galbūt galėsiu lapę pritaikyti bingo žaidime. Tai būtų labai, labai gerai. Taigi atsinešiau savo laputaitę, parodau, kas turi būti. Ir dabar parodysiu, ką aš turiu padariusi. Tai eglutė visa jau išsiuvinėta, lapė visa išsiuvinėta, čia viskas išsiuvinėta. Ir bekstičius padarytas kelmo, eglutė, kiek atsimenu, dar ne visur bekstičius, bet nėra čia tų lempučių, va. Matot lemputės, tai va šitų lempučių nesu padariusi ir man atrodo jo, ir fonas ne visas. Nu tai ką ir darysim. Lemputės, foną darysiu ir pasižiūrėjau užduotį, tai bingo užduotyje yra punktas lietuviškų pasakų gyvūnas. Tai lapė tikrai labai dažnai lietuviškose pasakose būna ir dalyvauja. Ir reikės padaryti 500 kryželių. Tai pažiūrėsiu, gal šiandien pavyks padaryti, o jeigu ne, tai rytoj. Pabaigsiu, o beje, šiandien yra trečiadienis. Na va, ir pradedu savo savaitę, ne nuo trečiadienio, pradėjau nuo pirmadienio, nes visas tas pirmadienį ir antradienį siuvinėjau laivus rėmuose. Ir pabaigoje savaitės aš jums parodysiu, kiekgi man pavyko išsiuvinėti laivų rėmuose. Normą kokią pavyko išsiuvinėti. Na ką, einu siuvinėti laputaitę ir pasižiūrėsim, kaip jinai pagražės, nes dar negaliu pasakyti, ką tiksliai siuvinėsiu, bet gali būti, kad va čia bekstičių pabaigsiu eglutėje, čia tuos pusinius ir aišku, va tas lemputės, bet lemputės norint gerai išsiuvinėti, tai reikia, nu kaip, va čia viena lemputė išsiuvinėta. Tai reikia biškį to fono pasiuvinėti, kad tiksliai atskaičiuoti, kiek dar reikia tų lempučių, kuriuose vietose jos turi būti. Tai vienu žodžiu miksuosiu. Turbūt bus ir vekstičius, ir fonas, ir lemputės. Nu viskas, einu siuvinėti. Iki greito. Na tai sveikos, šiandien jau yra penktadienis ir pasirodau, kągi aš nuveikiau laputėje. Tai vat bendras vaizdas toks yra, o dabar truputį arčiau pritrauksiu. Tai ką aš padariau, tai čia vat pabaigiau eglutės visą bekstičių padariau, girliandas visokias, viską čia žvaigždė apvedžiojau, lapės pabaigiau, va čia nebuvo pabaigtas tas jos užklotukas, uodega buvo nepabaigta. Ir va čia vat matot padaugėjo tais pusiniais fonas. Tai foną va čia jau visą padariau faktiškai, jau dabar tik į viršų reiks. Viršui, va čia dar prie eglės, va čia dar yra kita spalva biški fono. Ir jau matosi tų girliandos lempučių šitas neapšvietimas šviesa, kurią jos kleidžia. Tai va jau čia padariau kelias lemputes, foną daugiau lempučių ir eisiu toliau. Ir su šita lape aš padariau dvi dienas dirbau ir dėl ko padariau dvi bingo užduotis. Tai viena užduotis buvo lietuviškose pasakose sutinkamas gyvūnas, nu tai lapė tikrai būna lietuviškose pasakose, reikėjo 500 padaryti. Ir kita užduotis tai buvo daiktas, reiškia, daiktas, kuris prasideda P raidė turi būti siuvinį. Tai čia yra, vat, matot, puodelis, tai iš P raidės prasideda, tai irgi pasiėmiau irgi 500 kryželių. Tai va, viso padariau 1000 su trupučiu kryželių, tiksliau daugiau pusinių negu kryželių ir bekstičio. Tai čia viskas į sagą labai gerai, saga skaičiuoja viską. Ir bekstičių skaičiuoja, kaip kryželį paverčia, ir pusinius į kryželį paverčia viską. Tai labai už tai smagu bingo dalyvauti, kai yra sagoje
sagos variantai schemos, nes jeigu popierinę skaičiuoti, tai tikrai labai vargas. Na ir ką, ir visai netoli liko iki pabaigos, nedaug liko iki pabaigos, faktiškai čia tą foną pabaigti, lemputės visą sudėlioti į vietas, bet aš jau šitą darbą noriu padėti į šoną ir noriu dabar sukti ruletę ir pasižiūrėti, kągi ruletė man duos šiandien vakarui. Šiandien beje primenu yra penktadienis. Na štai mano ruletė. Jinai čia dabar matot kažkaip pati savaime sukasi, nežinau kodėl, bet jinai pati pasisuka, tai aš nieko nedarysiu. Anksčiau darydavau, kad pastatydavau ruletę ant to darbo, kuris buvo išsuktas, kad nesikartotų. Tai va dabar pažiūrėsim. Jeigu pasikartos, tai aš lapės tikrai neimsiu, jeigu iškris ruletė, suksiu dar kartelį, nes norėčiau kitą darbą pajudinti. Tai va pasižiūrim, kągi man ruletė išsuks. Čia susidėjau visus darbus ir pasižiūrim. O, smuika raktas, gėlėtas smuika raktas. Tai čia tikrai labai nedaug liko. Jeigu gerai atsimenu, tai va tai atsinešiu, parodysiu, ką aš ten turiu. Na va, atsinešiau smuika raktą ir pasižiūrėkite, man faktiškai čia viskas yra jau išsiuvinėta ir liko tik tai padaryti apvadus, backstage'ų, kitaip sakant. Čia va rožės ir raudonose jau yra apvadai. Čia vat lapuose, va tuose žaliuose reikia, baltas gėlytės apvedžioti ir bus viskas. Tai ko gero, galbūt šiandien aš ir pabaigsiu šitą, bet dar turėsiu vieną naują pabaigtuką. Na ką, einu ieškoti siūlų, einu pasižiūrėsiu, kur viskas padėta ir bandysiu pabaigti šitą darbą. Na tai sveikos, pasirodau, kas dabar, ką aš padariau šitam smuiką, gėlių smuikę, sakykime, tai apvedžiojau viską, baltas šitas gėlytes, apvedžiojau visas baltas gėlytes, žinokit, tiek krapštamasi, kad ojojoj, tikrai užsikapščiau, aš čia gal du vakarus sėdėjau prie jų, jau truputį jau sakiau pabaigsiu, bet jau taip atsibodo, kad jau daugiau nebeėmiau. Ir kas man liko, tai liko faktiškai apvedžioti, va čia va yra jau apvedžioti lapai. Tai va žaluma, visur va čia į viršų eiti dar neapvedžiota, visa žaluma liko apvedžioti ir jau bus tikrai pabaigtas darbas. Bet sakau, kažkaip dabar norisi pertrauką padaryti, nes tiesiog va tas gėlytės, dar reikia į schemą žiūrėti, kur kokį ten kvadratėlį padaryti. Aišku, galima buvo, kai kur aš ir praleidau, ne viską siuvinėjau, vis man kažkaip, atrodė, kad nelogiška ir taip toliau. Tai va, tiek padariau. Ir dabar parodysiu savo didįjį darbą, tai yra laivai rėmuose, kiekį aš padariau laivai rėmuose. Padariau, žiūrėkit, tikrai nemažai. Įdėsiu nuotrauką. Matėt, kiek buvo? Tai man atrodo, aš dabar jeigu nepameluosiu, tai va tiek va padariau nemažai. Dėl to, kad pagal skaičių galima spėti, pasižiūrėjau, tai padaryta 7 beveik su 5 tūkstančio kryželių. Tai tikrai daug ir aišku, va čia jau eina visai greitai, va matote, čia jau šitie vanduo kaip ir baigėsi, lašeliai va čia baigėsi. Aš atsiprašau, dabar šuo sumastė būtinai pavalgyti, kai aš filmuoju, ką darysi. Tai va čia baigėsi lašai vandens, čia dar truputį bus šešėlis, čia jau eina irgi fono daug, tai vat faktiškai labai greitai keliauja tas siuvinys ir tikrai per šią savaitę aš tikrai čia pabaigsiu ir eisiu toliau į žemyn. Ir dar kas yra su šituo darbu, man žiauriai norisi kuo greičiau jį pabaigti, atrodo atsisėdu ir kiekvieną dieną vis darau ir norisi kuo daugiau jo padaryti. Ir žiūriu, čia man kažkaip nelabai fonas lygiai gaunasi, nors atrodo stengiuosi siuvinėti visą laiką vienodai. Einu į tą pusę, grįžtu taip, einu tą, grįžtu taip. Ir vis tiek man čia kažkaip, gal išplovus gal atrodys geriau. Kažkaip įdomiai čia taip. Bet jau iš tolo nelabai gal matosi. Tai va, tiek darbų šią savaitę. Ir dar noriu pasakyti, kad nuo dabar aš pradėsiu savo video dėti antradieniais, nes grįžau į darbą, pasižiūrėjau savo tvarkaraštį, aš kadangi mokykloje dirbu, tai aš dabar antradieniais turėsiu išeiginę. Tai man bus daug lengviau sudėlioti visus
video sudėlioti, pafilmuoti ar dar kažką padaryti. Tai nuo šiol mano video prašau stebėti ne pirmadieniais, o antradieniais. Tiksliau, laukti mano video antradieniais. Šiandien beje irgi yra antradienis, rugsėjo 3 diena. Ir ką, ir gero žiūrėjimo. Jau aišku pasižiūrėt, nes jau pabaiga filmo. Nusišneku biškinas, nesenai grįžau iš darbo, vis tiek dar yra pradžia metų, tai dar šiandien reikėjo eiti, kad ir antradienis, bet turėjau visokių reikalų. Tai ką, spauskite laiką, prenumeruokite, jeigu dar neprenumeravote, ir stebėkite, kaip man seksis žaisti ruletę plus bingo žaidimas, kaip judinsiu darbus. Nes bingo šį mėnesį pasižiūrėjau, labai užduotys tokios įdomios ir aš tikrai darysiu ko gero 2 normas, tai daugiausia su šituo darbo 2 normas darysiu, nes tikrai neturiu ką pritaikyti tom užduotim, o naujų darbų nelabai norėčiau dabar pradėti. Nes vis dėlto pastebėjau, kad man jeigu labai daug darbų, tai aš tada pasimetu, noriu ir tą siuvinėti, dėl ko ta ruletė atsirado, nes tada truputį lengviau judinti tos darbus, kurie jau pradėti, nes kitaip užsikabini už vieno ir varai, norisi kuo greičiau. Gerai, tai tiek, nebeplepu ir tada ką, susitiksim po savaitėlės ir lauksiu jūsų komentarų. Tai iki.